Gudrutis. Scenarijos autorius Jurijus Jakovlevas. Režisieriai ir dailininkai Pekaris ir Popovas. Kompozitorius Krilatovas. Operatorė Klimova. Filmą lietuviškai įgarsino aktoriai Garasimavičiūtė, Knapkytė, Žadeikytė. Dubliažo režisierė Chadaravičiūtė. Garso režisierė Borkengagenienė. Redaktorė Dubauskienė. Dainas vertė Girkontaitė. Lietuvos televizija. Ar tu žinai, kaip pasidaryti patogų guolį? Aš pamokysiu, tau labai pravers. Reikia išsirausti duobutę ir atsigulti į ją kuo patogiau. Sniegas užpustys tave, kai virš tavęs jau bus pusnis, imk visaip vartytis. Paskui atsistok, susikuprink, pakelk pusnį ir turėsi gerą šiltą guolį, kaip mūsų. Ar aš neuždusiu? Ne, juk tu kvėpuosi ir pusnyje atsiras orlaidė. Tai puiku. O dabar miegok, Gudruti. Papasakok apie žuvį. Tolimoj šiltoj jūroj, kur nėra lyčių, gyvena liūdna žuvis Saulė. Apvali ir didžiulė, plaukėja tik tiesiai ir negali išsisukti iš ryklio dantų. Todėl ji tokia liūdna. Ar mūsų Saulė irgi ryklys prarijo? Ne, mūsų Saulė ne žuvis. Ji plaukėja aukštai. O, ir ten yra jūra, taip? Mik, kai tu pabusi, švies saulutė. Kas ten? Žmonės. O kas tie žmonės? Žmonės tai tokie lokiai, kurie vaikšto užpakaliniam kojom ir gali išsinerti iš kailio. Ir aš noriu. Jie dvokia dūmais. Verčiau eik pažvejok. Sūrus. Čia nėra žuvų. Gudruti, 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 Gudruti. Gudruti, ar pagavai? Čia nėra žuvų. Apsidairyk. Užsidenk leteną nosį. Kodėl? Ji tave išduos. Tu visas baltas, o tavo nosis juoda. Užsidenk ją leteną. O lokiai, kurie vaikšto užpakaliniam kojom ir nusineria kailį, irgi užsidegė leteną nosį. Ką tu darai? Ką mane uostai? Mama pasakojo, kad tu dvoki dūmais, o tu kvepi
pieneliu. Ir uodegos tu neturi. Gal dar išaug. Koks tu kvailiukas. Keista. Jis turi 2 galvas. Tugi turi 2 galvas, o aš tik 1. Tai ne galva, o kepurė. Galva štai. O kodėl tau ant nosies plaukai neauga? Šito aš nežinau. Ir aštrių nagų neturi. Gal eina prie jūros? Eina. Eina! Nerk, paplaukysim. Ką tu? Vanduo kaip ledas. Karštas. Oi, aš maniau, kad tu nuskendai. Lokiai neskęsta. Gudrutį. Mažiuk. Oi, mama ateina, kad tik tai nekliūtų. Ką man daryti? Gulk į sniegą ir užsidenk leteną nosį. Dūmų kvapas. Oi, ten žuvis. Kur žuvis? Tenai. Kur? Ten. Kurgi? Toliau. Ten properšoj. Kurgi tu? Kur tu pradingai? Kurgi tu? Ar dvikojai lokiai plaukioja ant lyčių? Plaukioja. Tik tai patys drąsiausi. Reikia greičiau ruoštis kelionėn. Na kągi, plauksime. Ar ryklys manęs neprarys? Tu neliūdnoji žuvis, Saulė. Tu, baltasis lokys, pirmyn gudruti. Plaukiame ant ledo.